I have a difficult task to explain what is transfer psychology. Right. So trying to explain what is transfer psychology is actually to try to explain what is love. But I'll do my best. Sveiki visi. Tai šiandien aš turiu nelengvą užduotį paaiškinti, kas yra transpersonalinė psichologija ir iš tiesų, paaiškinus, supratus, kas yra transpersonalinė psichologija, tai yra iš esmės suprasti transpersonalinę psichologiją, tai iš esmės yra tas pats, kas suprasti gyvenimą. Bet aš pasistengsiu šį vakarą padaryti geriausia, ką aš galiu padaryti. Okay. So, who am I and why I'm here? Kas aš esu ir kodėl aš esu čia šiandien? So, formally, I'm a psychologist. Formaliai sakant, aš esu psichologas. But I have a problem with this word and I'm going to explain. Bet, aš turiu šiokių tokių nesusipratimų su šiuo žodžiu ir aš paaiškinsiu, kodėl. But first of all, I want to say why I'm here. Bet pirmiausia, aš noriu pasakyti, kodėl aš esu čia. Okay. So, 50 years ago, Prieš 50 metų I was in an explosion. Patyriau sprogimą. And I was in clinical death. Taip pat patyriau ir klinikinę mirtį. And I had something that is called a near-death experience. Ir aš patyriau tokią patirtį, kuri vadinasi buvimas arti mirties, šalia mirties. So when I got out of it, ir kai aš sugrįžau atgal į gyvenimą, I was too scared to talk about it. Man buvo labai baisu apie tai kalbėti. Because I was convinced I had some psychotic episode. Kadangi aš buvau įtikintas, kadangi tai buvo toks psichozinis momentas. So I kept it in secret. Taigi aš niekam tai nepasakojau ir laikiau tai savo paslaptyje. So I'm just going to tell you also share with you what happened in the near-death experience. Tai aš taip pat papasakosiu, apie ką yra buvimo šalia mirties patirtis. I got out of my body. Aš palikau savo kūną. And find myself walking in a tunnel. Ir ėjau tuneliu. Okay, yeah. And somewhere in the tunnel, ir kažkur tunelyje, a person walked towards me. Prieš mane atėjo kitas žmogus. A person without a face. Žmogus be veido. And the person said to me, ir tas žmogus man pasakė, go back, you have not finished. Grįžk atgal, tu dar nebaigai savo kelionės. So I felt really rejected. Taigi aš pasijutau labai atstumtas. Because I was told that I'm not good enough to die. Kadangi man pasakė, kad aš nesu dar pakankamai geras palikti šį pasaulį. So I was sent back. Taigi mane sugrąžino atgal į gyvenimą. Decided to keep it in secret before somebody says to me that it was a psychotic episode. Ir kadangi aš niekam nepasakojau, su niekuo nesidalinau, kadangi man buvo pasakyta, kad tai buvo psichozinis epizodas. And when I came back, I was told that I've got 1 year to live. Ir kai aš grįžau atgal į gyvenimą, man pasakė, jog man yra likę 1 metai gyvenimo. This happened 50 years ago. Ir tai vyko prieš 50 metų. So you do understand that those people were wrong. Taigi jūs dabar suprantate, kad tie žmonės tada buvo neteisūs, klydo. So getting out of hospital, išėjęs iš ligoninės, I decided to follow the dream that I had before the injury. Aš nusprendžiau sekti paskui savo svajonę, siekti savo svajonės, kurią aš turėjau prieš, būdamas sužeistas. And I wanted to be a history teacher. Ir aš norėjau būti istorijos mokytoju. I became a teacher for a few years. Ir taip keletui metų aš tapau mokytoju. I felt that I'm not educating, but I'm training monkeys to pass exams. Ir tada aš supratau, kad aš nemokau istorijos, bet aš mokau beždžionės, kaip išlaikyti egzaminus. I left the teaching profession. Ir tada aš palikau mokytojo profesiją.
I became an actor in theater. Ir tada aš tapau aktoriumi teatre. Some years have passed, Po keletos metų and suddenly I remember that I'm still alive. aš prisiminiau, kad aš vis dar esu gyvas. So I asked myself why. Ir tada aš paklausiau savęs, kodėl. And this what actually brought me into what is called psychology. Ir visa tai mane atvedė į psichologiją. I went to university. Aš įstojau į universitetą, I've done a degree in psychology. baigiau psichologijos mokslus, Then I went to another university. tada aš mokiausi kitam I've universitete, done a different form of psychology. Mokiausi kitos psichologijos pakraipos. You see, psychological theories, it's like a church. Psichologijos teorija yra tarsi bažnyčia. My theory is right, your theory is wrong. Mano teorija yra teisinga, tavo teorija yra neteisinga. So I traveled to the academic world for a while. Sorry? I traveled to the academic world. So you mean that you continued your studies? Yeah. Taigi aš pratęsiau savo studijas dar 1 metam Being totally confused. ir buvau visiškai pasimetęs. And then I made the theory of Carl Jung. Ir tada aš atradau Karlo Jungo teoriją. So, in my opinion, Mano nuomonė, Carl Jung is actually the founder of transpersonal psychology. Karlas Gustavas Jungas yra įkūrėjas transpersonalinės psichologijos, But he tried not to talk about it. He tried not to say that he's a transpersonal psychologist. So you are not trying to say that he is transpersonal psychologist. Okay, his theory, in my opinion, was transpersonal. Taigi mano nuomonė, Karlo Gustavo Jungo teorija yra transpersonalinė psichologija. And he said Ir jis pasakė, that if psychology, the meaning of the word psychology is the science of the mind, tai jeigu jo nuomonė psichologija yra proto mokslas, so then he asked himself another question. tai jis tada paklausė savęs kito klausimo. Where is the mind? O kurgi yra tas protas? What is the mind? Kas yra protas? So that means that what psychologists do, Tai reiškia, kad psichologija, they do the science of something they don't know what it is and where it is. Psichologija kaip mokslas tyrinėja tai, ko nežino, kas tai yra ir kur tai yra. Okay. So I'm going to talk about different theories, but I'm also going to say what I believe in. Taigi aš kalbėsiu apie skirtingas teorijas ir tuo pačiu aš papasakosiu, kuo aš tikiu. So Carl Jung said Karlas Gustavas Jungas pasakė, that what psychology is doing kad psichologija daro tai, is trying to research the unknown mind stengiasi suprasti, tyrinėti nepažįstamą, nežinomą protą, to try to understand the human body. tam, kad suprastų žmogaus kūną. The human body is what is known. Žmogaus kūnas yra tai, ką mes žinome. So what he suggested we do Taigi jis siūlo tai, ką mes darome, is to start working from the non-body to have some kind of an experience of what is the mind. Could you please repeat the sentence? He suggested that we start to explore the human body, what's happening to us physically, Taigi Jungas siūlo, kad mes pradedam nuo mūsų fizinio kūno, tam, kad suprastume, kas su mumis darosi fiziškai, to start to experience more what the mind is doing.
Ir per kūną mes tada galime suprasti, giliau pažinti mūsų protą. because our mind can escape to the past, Kadangi mūsų protas gali pabėgti, sugrįžti į praeitį, worry about the future, jaudintis dėl ateities. and the only thing that exists in the here and now Ir vienintelis dalykas egzistuojantis čia ir dabar is our body. yra mūsų kūnas. So I want to look at psychology not as a science, but as an art. Taigi aš į psichologiją noriu žiūrėti ne kaip į mokslą, o kaip į meną. So as a result of this, Taigi kaip to pasekmė, Jung decided to focus on symbolisms, Jungas nusprendė skirti savo dėmesį, koncentruotis į simbolius, on metaphors, metaforas, to start to bypass the logical critical mind. Tam, kad apeitų mūsų kritišką, logišką protą. So I'm looking psychological at the word theory. Aš žvelgiu į psichologiją, Theory. psichologijos teoriją. Theory is everything that is opposite of the truth. Teorija yra visa tai, kas yra priešinga tiesai. So, in my opinion, I might be wrong, Mano nuomonė, ir aš galiu būti neteisus, and this is a sentence that I repeat so many times in my work. ir tai yra sakinys, kurį aš labai dažnai kartoju savo darbe. In my opinion, I might be wrong. Mano nuomonė, ir aš galiu būti neteisus. All our so-called problems Mūsų taip vadinamos problemos are illogical and irrational. yra visiškai nelogiškos ir neracionalios. We all heard the famous song, "Don't worry, be happy." Mes visi girdėjome tą pačią dainą, nesijaudink, būk laimingas. I know it logically, Aš tai suprantu logiškai, but in reality, it does not work like that. bet iš tikrųjų realiame gyvenime tai taip nevyksta. And if we talk about the word love, Ir jeigu mes kalbam apie tokį dalyką kaip meilė, the most illogical thing is love. labiausiai nelogiškas dalykas yra meilė. We fall in love, Mes įsimylime, we get hurt, mums skauda, mes esam sužeisti and for some reason we do it again. ir dėl kažkokių priežasčių mes vėl ir vėl įsimylime. Okay. So, Jung was, okay. Another thing I want to say about what is called problems. Dar vienas dalykas, kurį aš noriu pasakyti apie taip vadinamas problemas. All our problems, Visos mūsų problemos, or our so-called problems, mūsų visos taip vadinamos problemos, are just a normal reaction viso labo yra normali reakcija to a difficult, abnormal situation. į sudėtingas, nenormalias situacijas. Some people don't like when I say that. Ne visiems žmonėms tai patinka, ką aš sakau. You want to tell me I don't have any problems? Sorry? Do you want to tell me I don't have any problems? Tai ar jūs norite man pasakyti, jog aš neturiu jokių problemų? No, you don't have any problems. Ne, jūs neturite jokių problemų. Just a normal reaction Tai viso labo yra normali reakcija to an abnormal situation. į nenormalią situaciją. So what conventional psychology does, What? what conventional psychology does, Taigi, ką įprasta psichologija daro? they label what they call a problem, Taigi, jie uždeda tam tikras etiketes taip vadinamoms problemoms and they're trying logically to fix the client problem. ir tada bando logiškai išspręsti klientų problemas. In a way, it does not work. Ir tai neveikia. So people go to therapy over and over again, Tai žmonės lanko terapiją ilgą laiką and usually the sentence that the client will say, ir paprastai sakinys, kurį klientai sako,
I want to understand Aš noriu suprasti, why I have depression. kodėl man yra depresija. So just I want to challenge those different psychological labels. Taigi aš noriu mesti iššūkį tam tikroms psichologiniams etiketėms, pavadinimams tam tikriems. I feel sad, Man yra liūdna. and people telling me that I should not be sad Ir žmonės sako, man neliūdėk, because it's not the end of the world. kadangi tai nėra pasaulio pabaiga. So I start to understand Ir tada aš pradedu suprasti, that being sad is not socially acceptable. jog liūdėti tai nėra socialiai priimtina. And being scared is also socially unacceptable. Bijoti taip pat nėra socialiai priimtina. I'm told that I'm suffering from clinical depression Ir man pasako, jog aš kenčiu nuo klinikinės depresijos and anxiety disorder, ir nerimo sutrikimo. and it's not my fault. Ir tai nėra mano kaltė. The chemical imbalance in the brain Tai yra cheminis disbalansas mano smegenyse, that should be corrected chemically. kuriam gydyti reikia vaistų. So now when I say to society that I suffer from clinical depression and anxiety disorder, Taigi, kai aš sakau žmonėms, jog aš kenčiu nuo klinikinės depresijos ir nerimo sutrikimų, people understand that I'm sick. žmonės supranta, jog aš esu ligonis. I get a lot of empathy, Aš sulaukiu daug empatijos, but nobody asks me a very important question. bet niekas man neužduoda labai svarbaus klausimų. How long ago this labor has started, Prieš kiek metų visi šie sunkumai prasidėjo and what happened in my life around that time? ir kas tuo metu įvyko mano gyvenime. So, what the word transpersonal means? Taigi, ką reiškia žodis transpersonalinis? The word transpersonal means beyond the ego. Transpersonalinis reiškia, kad tai yra virš mūsų ego, virš asmeninis. So some of my spiritual friends Taigi, kai kurie mano dvasiniai draugai say that there is no such thing as the ego because the ego is just an illusion. taigi sako, kad nėra tokio dalyko kaip ego, kadangi ego yra viso labo tik iliuzija. And apart from that, the word ego also has its own negative connotation, Ir kadangi žodis ego turi neigiamą reikšmę, which means you've got too much ego. ir kai yra sakoma, kad tavo ego yra per didelis, So in order to go beyond the ego, ir tam, kad pakiltume virš ego, we need to have an ego first. mums vis dėlto pirmiausia reikia turėti savo ego. So in transpersonal psychology, Transpersonalinėje psichologijoje there is no such thing as techniques. nėra tokio dalyko kaip technikos. A human being is not a machine, Žmogus nėra mašina and we don't use techniques. ir mes nenaudojam technikų. What we're using is, I'm calling an approach. Tai, ką mes naudojame, aš vadinu požiūriu. I'm approach the person Aš prieinu prie žmogaus tam tikrų būdų. accord who the person is. Aš prieinu prie žmogaus tokiu būdu, kaip žmogus yra. Okay. Koks yra žmogus. So I want to tell you something about, because there is not only one theory, Kadangi nėra tik vienos teorijos, and every approach and every theory has its positive sides and its negative sides. kiekvienas požiūris, kiekviena teorija turi tiek teigiamas, tiek neigiamas pusės. So
Transpersonal psychology is also regarded as the spiritual aspect of the person. Transpersonalinė psichologija taip pat yra ir dvasinis aspektas. And some people immediately hear the word, when they hear the word spiritual, Ir kai kurie žmonės, kai tik išgirsta žodį dvasinis, they immediately think about religion. žmonės iš karto pradeda galvoti apie religiją. So just, I'm going to share with you a few slides. Pasidalinsiu dabar keletą skaidrių. So there is something that is called spiritual bypassing. Yra toks dalykas, kuris vadinasi, Bypass. I'm trying to find the right word. Okay. Bypass, it means that somehow to go around. Yeah, to go around, yes, exactly. Apjuosimas. Dvasinis apjuosimas aš verščiau. Aha, bet tai yra, aš sakyčiau, dvasinis būdas apeiti kažką. Ačiū, Neringa. We're escaping into some kind of spiritual ideas Taigi mes pasiduodame tam tikroms dvasinėms idėjoms and some practices. ir kai kurioms praktikoms. Maybe we become Buddhist. Gal tampame budistais. And in this way, we are avoiding facing unresolved emotional issues. Ir tokiu būdu mes išvengiame neišspręstų emocinių problemų. Tokiu būdu mes išvengiame neišspręstų emocinių problemų. Yeah. Now, Egle, the word is issues and not problems. Žodis yra iššūkiai, bet ne problemos. Because problems is something that we need to fix. Kadangi problemos yra tai, ką mes turime išspręsti, sutvarkyti. An issue is something that we create it to ourselves. O iššūkis yra tai, ką mes patys savo sukūrėme. So we're trying to avoid psychological wounds, Taigi mes tengiamės išvengti psichologinių žaizdų, unfinished developmental tasks, nebaigtų vystymosi užduočių. Okay. So some in the transpersonal philosophy, we actually looking at what is called the 7 chakras. Transpersonalinėje psichologijoje mes žiūrime į tokius dalykus, kurie yra vadinami 7 čakromis. Mindfulness is actually, it's a form of meditation. Mindfulness, kas yra meditacijos tam tikra forma, Which we actually trying to stay connected as much as possible to the here and now. ir tai padeda būti čia ir dabar kiek galima daugiau. Okay. So, so here we have the 3 main person of transpersonal psychology. Savo ekranuose dabar matote 3 pagrindinius žmonės, kurie darė labai didelę įtaką transpersonaliniai psichologijai. We start with Abraham Maslow, Mes pradedam nuo Abrahamo Maslow, who created the hierarchy of needs. kuris sukūrė poreikių piramidę. So, at the top of the pyramid of needs, Poreikių piramidės viršuje there is the what is called self-actualization. Yra poreikis, kuris yra vadinamas savęs aktualizavimu. And Abraham Maslow talks about human potential. Ir Abrahamas Maslow kalba apie žmogaus potencialą, apie žmogaus galimybės. And then somebody asked Abraham Maslow, Ir tada kažkas Abrahamą Maslow paklausė,
What happens after self-actualization? Kas nutinka patenkinus tą jau patį viršutinį poreikių piramidėje esantį poreikį savęs aktualizavimo? And then he said, Ir tada jis atsakė, after self-actualization, we need to help others to self-actualize. po to, kai patenkiname savęs aktualizavimo poreikį, mes turime padėti kitiems žmonėms save aktualizuoti. So Maslow is regarded as the father of the humanistic psychology, Abrahamas Maslow yra laikomas humanistinės psichologijos įkūrėjų, pradininku. and in the same time is also the father of the transpersonal psychology, Ir tuo pačiu transpersonalinės psichologijos pradininku. because he was talking about the spiritual aspect of human nature. Kadangi jis kalbėjo apie žmogaus prigimties dvasinius aspektus, That should be integrated into our psychological practices. ir tai turi būti integruota į mūsų psichologinės praktikas. Carl Jung, which Kar- Carl Jung, yes, that did not use the definition of the word transpersonal psychology, Karlas Jungas, jis nevartojo žodžio apibrėžimo transpersonalinė psichologija. he talked about individuation, becoming Jis kalbėjo apie individuaciją. and each individual has a conscious and unconscious elements. Ir kiekvienas žmogus turi sąmoningus ir pasąmoningus elementus. Conscious is what we know in the mind. Sąmonė tai, ką mes žinome, tai, ką mes suvokiame, kas yra mūsų prote. Unconscious is our shadow. Pasąmonė yra mūsų šešėlis. Is something that we don't know what it is and we don't see it. Bet šešėlis yra tai, kas mes nežinome, kas tai yra, ir mes nematome savo šešėlio. It includes all our illogical feeling, behaviors and thoughts. Šešėlyje yra visi mūsų nelogiški jausmai, mintis. Okay. So in a way, what he says, that the whole person, in the whole person, we should involve the spiritual transformation. Hello? You there? Yes, I'm here. I'm just listening. We need to include Mums reikia įtraukti what is called the whole person visą, mes turime žiūrėti į žmogų kaip į visą, our spiritual transformation. į mūsų dvasinę transformaciją. Okay, so what Carl Jung talked about, he talked about something that's called the collective unconscious. Karlas Jungas kalbėjo taip pat ir apie kolektyvinę pasąmonę. So just to explain it as simply as possible, Tai jeigu tai pabandyti, tai paaiškinti labai paprastai, in every country in the world, kiekvienoje pasaulio šalyje, in every language of the world, kiekvienoje pasaulio kalboje, apart from Finnish, išskyrus suomių kalbą, the word mother has an M in it. has what? M, the letter M. It begins from letter M. The word mother has the letter M inside. It's part of the word. Tai kiekvienoje kalboje, išskyrus suomių kalbą, žodyje mama, žodžio viduryje mama yra raidė M. Every country in the world, in every culture in the world, Kiekviena kultūra pasaulyje they created some kind of a higher self sukūrė taip vadinamą aukštesnįjį aš, that in some culture they call it God. kai kuriuose kultūrose tai yra vadinama Dievu, In each culture, God has a different name, ir kiekvienoje kultūroje Dievas turi skirtingus vardus, but unfortunately, some people still are killing each other because my God is better than your God.
Bet nelaimėje žmonės vis dar žudo vieni kitus, manydami, kad kažkuris dievas yra geresnis, o kažkuris yra blogesnis. Then we got Stanislav Grof, Ir tada mes taip pat prie transpersonalinės psichologijos pradininkų įkūrėjų turime ir Stanislav Grof, okay, which is actually considered as a founder of transpersonal psychology. Jis yra laikomas transpersonalinės psichologijos įkūrėjų. And he wrote his famous book is called The Psychology of the Future. Ir jis parašė garsią žinomą knygą Ateities psichologija. Okay. Because what is our mission in transpersonal psychology? Taigi, kokia yra mūsų misija transpersonalinėje psichologijoje? Is to make the world a better place to be. Ir misija yra padaryti pasaulį geresnę vietą gyventi, Is to change the future. pakeisti ateitį. So, but we don't focus on the future. Bet mes nesifokusuojame į ateitį. We need to have an awareness where we're coming from, Mums reikia sąmoningumo suprasti, iš kur mes ateiname, where are we now, kur mes dabar esame and where we want to go. ir kur mes norime toliau keliauti. So you see, sometimes there is a very important question to ask. Taigi, kaip matote, yra labai svarbus klausimas, kurį turime užduoti. Where would you like to be 10 years from now in your life? Kur norėtumėte būti po 10 metų savo gyvenime? In the same job, Tame pačiame darbe? maybe in the same partner, maybe Galbūt su tuo pačiu partneriu ar partnerė? in the same house, Tame pačiame name? and imagine that for the next 10 or 20 years in your life, nothing, absolutely nothing have changed. Ir įsivaizduokime, jog mūsų gyvenime artimiausius 10 ar 20 metų visiškai niekas nesikeičia. Okay. So, what we need to explore Ką mums reikia patyrinėti, is our relationship of the transpersonal, who am I, patyrinėti savo transpersonalinį, viršasmeninį, kas aš esu. and what is the transpersonal, Sorry? relationship of the personal to the transpersonal. Koks yra santykis tarp asmeninio ir viršasmeninio? Relationship of self to spirit. Ir santykis tarp savasties ir dvasios. Okay, so I'm going to say soon a few words about spirits before you start to get scared. Taigi, prieš tai, kol jūs išsigąsit, pradėsit bijoti, aš pasakysiu keletą žodžių apie dvasią. Now, then come a concern about transcendent aspects of individuality. Now. Which one you are reading now? The third one. Third. Can you read once more, please? Concerned with the transcendent aspects of individuality. Taigi yra asmens transcendentiniai aspektai. Which means that there is no boundaries to our consciousness. Ir tai reiškia, jog mūsų sąmoningumas neturi ribų. Okay. So transpersonal psychology is also seen Ir transpersonalinė psichologija yra matoma kaip as a combination of Western and Eastern approaches. Yra matoma kaip rytų ir vakarų požiūrių kombinacija. Is the connection between other people say it like that, connection between Western science. Tai galime sakyti, jog tai yra jungtis tarp vakarų mokslo and ancient wisdom. Ir praeities išminties,
praeities išminties, because we believe only with what we see. kadangi mes tikime tik tuo, ką mes matome. We believe only what we can measure, Mes tikime tik tai tuo, ką galime pamatuoti, we can weight, galime pasverti, but what we cannot touch and see, we don't believe in it. bet to, ko mes negalime paliesti ar pamatyti, mes tuo netikime. So that means Ir tai reiškia, that love is something not scientific, jog meilė nėra mokslinis daiktas. as with a discussion with one psychiatrist, Diskusijoje su vienu psichiatru I was told that love is actually a neurosis. man pasakė, jog meilė iš tikrųjų yra neurozė. So what we doing is integrating the holistic approach Ir ką mes darome, tai mes integruojame holistinį požiūrį integrating between mind, body, and spirit. ir integruojame tarp proto, kūno ir dvasios. So when we work with a person, Kai mes dirbame su žmogumi, we need to listen to their experience mes turime klausytis žmogaus patirčių and to their needs. ir girdėti, kokie yra poreikiai žmogaus. We also, when we look at the higher purpose, Ir kai mes žvelgiame į aukštesnį tikslą, we need to explore our potential mums reikia tyrinėti savo potencialą, savo galimybės, beyond their usual limitations. išeinantį už įprastinių ribų. Okay, so let's ask ourselves deep inside the question. Ir giliai savęs paklauskime klausimo. Are we really fulfilling our potential? Tai ar mes iš tikrųjų realizuojame visą savo potencialą? Are we actually emphasizing in transpersonal therapy, Transpersonaliniai terapijai mes pabrėžiam, okay, the sense of what is our meaning and purpose of our life? mes akcentuojame mūsų gyvenimo tikslo ir prasmės klausimus. Why do I get out of bed in the morning Kodėl aš keliuosi ryte iš lovos, to go to work, eiti į darbą, to make money užsidirbti pinigų, and to buy a bigger car, nusipirkti didesnį automobilį, a bigger television, didesnį televizorių and pay my debts? ir apmokėti skolas. And another purpose is coping with existential issues. Ir kitas tikslas yra egzistencinių klausimų įveika. What is the meaning of life? Kokia yra gyvenimo prasmė? What is the meaning of death? Kokia yra mirties prasmė? And how we find comfort and guidance in Ir our journey through life. Ir kaip mes galime rasti pasitenkinimą, komfortą ir matyti tam tikras gaires savo gyvenime. Okay, I want to interact with you a little bit. When I started working in prisons, Aš pradėjau dirbti kalėjimuose. I realized that I'm working with people Aš supratau, jog dirbu su žmonėmis, that get out of prison and come back again and again. Kurie išėję iš kalėjimo dažnai sugrįžta atgal. So I also work with the prison psychologists. Ir aš taip pat dirbu su kalėjimų psichologais. And I ask them, what do they do? Ir aš klausiu, ką jie daro kaip psichologai.
And I was told they do evaluations. Ir jie atsakė, jog jie daro vertinimus. And that's it. Ir tiek. So now there is some kind of project Dabar šiuo metu vyksta tam tikras projektas, that hopefully will be approved by the European Union kurį tikimės patvirtins Europos Sąjunga, to teach prison psychologists to teach psychotherapy. kad kalėjimų psichologai galėtų mokytis psichoterapijos. It's not only diagnosing, but also helping. Tai nėra vien tik tai diagnozavimas, bet taip pat ir pagalba. Okay. You don't need to stop the recording, okay? It's a very simple question. Labai paprastas klausimas, nestabdom įrašą šiuo metu. Gabia, do you have children? Gabija, ar jūs turite vaikų? No. Ne. Okay. So for those of you here who have children, Taigi tie, kurie turime vaikų, tie, kurie esame šiandien ir turime vaikų, I'm asking myself a question. galime paklausti savęs, How do you sleep at night? kaip mes galime miegoti naktį, That one day your children will grow up kai mūsų vaikai vieną dieną užaugs and go out there to this world. ir paliks mūsų namus ir iškeliaus į pasaulį. So what kind of world we want to leave behind for the future generations? Taigi, kokį norime mes palikti pasaulį ateities kartoms. And if you watch the news sometimes, Ir jeigu kartais žiūrite naujieną, žinias, it's very scary what's happening out there. yra labai baisu matyti, kas vyksta pasaulyje. So if I want to be able to look at myself in the mirror, Ir jeigu aš noriu pažvelgti save veidrodyje, this is the work that I'm supposed to do. tai yra darbas, kurį man reikia padaryti. I'll share with you some more slides, please. Aš pasidalinsiu keletą skaidrių. Okay. What we're supposed to work with is intuition. Taigi, mes turime dirbti su intuicija. Intuition is a spiritual faculty that does not explain, but simply points the way. Taigi, intuicija kaip dvasinė praktika nepaaiškina, bet tiesiog labai paprastai nurodo kelią, kuriuo turime eiti. So we all have intuition. Mes visi turime intuiciją. Just in case you have a dog and a cat in your house, Na, jeigu turite šunį ir katę namuose, your dog and cat has amazing intuition. Jūsų katė ir šuo turi tiesiog puikiai intuiciją. The reason why animals have more intuition than humans Ir priežastis, kodėl gyvūnai turi geresnį intuiciją negu žmonės, is because they did not went to university kadangi jie nesimokė universitetuose and they don't think logically. ir jie nemąsto logiškai. So when I'm interacting with a person Taigi, kai aš bendrauju su žmogumi and I look at their face and their eyes, ir kai aš žvelgiu į žmogaus veidą ir akis, what kind of feeling I have? kokius jausmus aš jaučiu, How do I sense this person? kaip aš jaučiu tą žmogų, How this person existence near me is affecting me? kaip to žmogaus buvimas šalia veikia mane, What sensations I get in my body? kokius jausmus aš jaučiu savo kūne. So one of difficulties that some people find with transfer psychology Vienas iš sunkumų, kuriuos žmonės patiria transpersonalinėje psichologijoje, that there are no black and white techniques. čia nėra juoda balta technikų. Okay. So here is, okay. I'm going to tell you something about this slide. Šiek tiek prie šitos skaidrės noriu sustoti. A policeman walks at night in the street Policininkas naktį eina gatve and you see a man
that he keeps walking around a lamp in the street, looking down. Ir mato žmogų vaikščiojantį aplink lempą, aplink šviestuvą ir kažko dairantis ant žemės. So the policeman asks him, "What you looking for?" Ir tada policininkas klausia to žmogus, ko tu ieškai. And the man said, "I lost my car keys." Ir žmogus atsako, aš pamečiau savo automobilio raktelius. So the policeman look around, cannot find anything. Ir policininkas apsidairo ir nieko negali rasti. So he asked the man, "Are you sure you lost this here? You lost them here?" Ir tada klausia žmogaus, ar tu esi tuo tikras, jog tu pameti savo mašinos raktelius čia. And the man says, "No." Ir žmogus atsako, ne. So why you looking only here? Tai policininkas klausia, kodėl tu čia ieškai jų. Because this is where the light is. Ir žmogus atsako, kadangi tai yra vieta, kur yra šviesu. So what a transpersonal psychotherapist will do? Taigi, ką transpersonalinis psichoterapeutas darytų? Give the other person a torch, a lamp, Duoda žmogui šviestuvą, žibintą and he asks the person to put the light in the dark corners of their existence. ir prašo uždegti žibintą, uždegti lempą tam, kad apšviestų savo egzistencijos tamsas. And the light, and in those dark corners of the existence, all the answers our needs are. Could you please repeat once more? In the dark places of our existence, Taigi mūsų egzistencijos tamsoje all our needs are there. visi mūsų poreikiai yra ten, kur yra tamsu. All we have is to have a light that will guide us there. Viskas, ko mums reikia, tai yra šviesa, kuri mums padėtų rasti tai, ko mums reikia. So in a way, we're acting as a guide. Taigi mes esame kaip ir gidai tam tikrą prasme. There's no right and wrong, Nėra nei teisinga, nei neteisinga. it's just a direction. Tai yra tiesiog kryptis. And each of us is going to choose a direction. Ir kiekvienas iš mūsų renkame savo kryptį. And this comes from the humanistic principle. Ir tai kyla iš humanistinių principų. The deep inside, we do have all the answers. Giliai savo viduje mes turime visus atsakymus. We just have to look inside and not outside. Ir tiesiog mes turime pažvelgti savo vidų, o ne į išorę. Because Kadangi, when you look at the face and the eyes of this child, kai mes žvelgiame į vaiko veidą ir jo akis, the child that you once were, vaikas, kuriuo mes kažkada visi buvome, you are the only person in the world that knows ir mes esame vienintelis žmogus, kuris žino, what this child is feeling ką tas vaikas jaučia and what this child needs. ir ko tam vaikui reikia. No psychologist, Ne psichologai, no psychiatrist, and no medical doctor ne psichiatrai ir ne gydytojai. knows better than you Nei vienas iš jų nežino geriau nei mes patys, what your inner child needs. ko mūsų vidinis vaikas, ko jam reikia. And as you are the only person all world that knows what this child needs, Ir kadangi mes esame tas vienintelis žmogus, kuris žino, ko mūsų vidiniam vaikui reikia, what would you like to say and to do to this child? ką jūs norėtumėt pasakyti ir ką norėtumėt padaryti dėl šio vaiko. Because when you ask the question this, when you do the guidance this way, Tai kadangi, kai mes einame šiuo keliu, the healthy part of the person is emerging. Sveikoji žmogaus dalis pasirodo. So we're actually doing what's called integrative therapy. Mes darome tai, kas yra vadinama integratyvioji terapija. We're connecting between the body, the spirit, the mind, and the soul. Mes jungiame tarpusavėje tokius dalykus kaip dvasia, kaip kūnas, kaip protas. It's just symbolic representation. Tai yra simbolinė reprezentacija. Just look at it Pažvelkite į tai and ask yourself,
how this picture is impacting you. Ir paklauskime savęs, kaip šis paveikslas mus veikia. And if you are in this picture, Ir jeigu mes esame šiame paveiksle, which of those figures you would like to be? kuria iš šių figūrų norėtume būti? What those other figures are trying to tell you? Ką visos kitos figūros stengiasi jums pasakyti? So basically, we go through what's called spiritual crisis. Taigi mes kalbame apie tai, kas yra vadinama dvasinė krize. It's not finding what has been happening, Tai nėra apie tai, kad suprasti apie tai, kas nutiko to the client, žmogui, but what kind of meaning they construct from their experiences. bet kokią prasmę žmogus suteikia tam, kas įvyko, kokią prasmę suteikia savo patirčiai. So a little bit of humor. Šiek tiek humoro. I'm not sure if I'm reaching enlightenment or going crazy. Aš nesu tikra, ar aš esu nušvitęs, ar išprotėjęs. Okay. So can you please, Egle, translate what's written here? Aha, tai čia dabar yra 3 žmogeliukai, 3 figūros. Ir dabar figūra, kuri yra ekrano kairėje, klausia, ar mes jį gydysime. Figūra, kuri yra viduje, sako ne. Ir galbūt mes paklausykime, ką tas žmogus nori pasakyti. Ir trečiasis žmogus, kuris klūpia ant žemės, sako, aš esu Buda. Thank you. Okay. So, can you shut the recording?